Pasaka apie tai, kaip gyvūnėliai mokėsi skaityti. Seniai, labai seniai, jaukiame mažame namelyje, ramios gatvelės gale, kartu gyveno 3 gyvūnėliai. Šuniukas Margis, katytė Emilija ir papūga Birutė. Žaisdavo jie dažniausiai savo sode. Čia jie turėjo daug vietos, kur palakstyti, gaudyti kamuoliuką ar tiesiog padrybsoti vešlioje žolytėje. Vieną dieną Emilija sėdėjo sau ant palangės ir žiūrėjo į tolumoje važiuojantį traukinį. Margi, ar tu kada nors pagalvoji, kur tas traukinys važiuoja? Paklausė ji, iš smalsumo švelniai mojuodama uodegą. Kaimynų šunys pasakojo, kad traukiniu galima nuvykti prie jūros, atsakė Margis. Aš niekada nebuvau prie jūros. Taip norėčiau pasitaškyti vandenyje. O kas yra ta jūra? Išgirdusi draugus šnekant, iš kito kambario atskrido papūga Birutė. Juk pas mus sode galime pasitaškyti, kai lietus lyja. Katytė Emilija nusišypsojo ir atsakė. Jūra tai didžiausia bala, kurią gali rasti. Net jei ir 3 dienas lytų, mūsų sode tokios neprilytų. Būtinai turime prie jos nukeliauti. Bet kaip? Traukinys visuomet taip greitai pro mus pralekia, niekaip neiššoksim. Margis apsidžiaugęs, net pašoko. Traukinių stotis yra visai netoli, aš jums parodysiu. Emilija ir Birutė ilgai nesvarščiusios sutiko ir kitą rytą visi 3 gyvūnėliai, sočiai papusryčiavę ir susikrovę nedidelius krepšelius, nuvyko į traukinių stotį. Kokia didelė stotis, tarė Birutė. Iš tiesų, stotyje buvo ne vienas traukinys. Didžiuliai vagonai stovėjo ant nesuskaičiuojamų bėgių eilių ir kiekvienas atrodė, kad važiavo visi kitą pusę. Prie traukinių ir ant traukinių kabėjo keistos lentelės su simboliais, tačiau nei vienas iš gyvūnėlių jų nesuprato. Na va, į kurį traukinį lipsime? Paklausė Margis, žvalgydamasis nuo vieno traukinio prie kito. Tai greičiausiai miestų pavadinimai, tarė Birutė. Bet aš nežinau, kaip juos perskaityti. Emilija pridūrė. Taip, jei tik mokėtume perskaityti pavadinimus, tiksliai žinotume, kur važiuoti. Kiek nusivylę, gyvūnėliai grįžo į savo jaukius namus. Jie pasiduoti nenorėjo ir vis galvojo apie kelionės tikslą. Bevaikščiant po kambarį, katytės Emilijos akis užkliuvo už knygų lentynos. Palaukite, juk turime knygų, kurias vaikai tik pradeda skaityti. Mes galime išmokti skaityti ir patys. Iš šių knygų? Ausis pastatė Margis. Taip, atsakė Emilija. Čia yra ir paveikslėlių, ir raidžių. Žiūrėk, šitą aš ir pati atsimenu. Raidė A, nes nupiešta akis. Priskridusi arčiau, Birutė irgi susidomėjo. O kokia čia raidė? Su tokiu dideliu pilvu? Raidė D, sušuko Margis, nes šalia nupieštos durys. Teisingai, sušuko Emilija. Gyvūnėliai 3 mokėsi toliau. Emilija, kuriai sekėsi labai gerai, padėjo jiems atpažinti raides. Smalsioji Birutė sumąstė, kaip iš raidžių sujungti žodžius. O Margis, tuo tarpu, nubėgęs pas kaimynystėje gyvenančius šuniukus, paklausė, kuriame mieste jie matė jūrą. Kelias dienas Emilija, Margis ir Birutė mokėsi ir iš knygų ant lentynos, ir žurnalų, ir net užrašų ant skalbimo mašinos. Visko, ką tik galėjo rasti, kol galiausiai nusprendė, kad metas keliauti į stotį. Dabar tikrai rasime, kuriuo traukiniu važiuoti. Atvykę į stotį, jie pamatė, kad kiekvienas traukinys turi miestų pavadinimus. Ieškome Klaipėdos, tarė Margis.
ten rasime jūrą. Kiek pasidairę, gyvūnėliai ėmė skaityti. V, I, L, ne, čia bus Vilnius. K, A, ne taip. K, L, A, I, P, E, D, A. Klaipėda. Tai mūsų traukinys, sušuko draugai ir nuskubėjo į šalimai stovintį traukinį. Traukiniui tolstant, Margis laimingai pažvelgė pro langą. Kaip gerai, kad išmokome skaityti. Taip, kiek dar daug naujų vietų mūsų laukia, pridūrė Birutė. Ir kiek daug paslapčių, kurias dabar galėsime atskleisti, užbaigė Emilija. O traukinys keliavo toliau. Pasakos pabaiga.